Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien pakalbėsiu apie duomenų patvirtinimą arba kitaip data validation. Tai puikus būdas su tam tikromis sąlygomis patikrinti, ar įvedami duomenys atitinka tam tikrus kriterijus. Jei ne, naudotojas iš karto yra apie tai informuojamas. Naudojantis šią Excelio funkciją galima šiek tiek labiau apsisaugoti nuo neteisingų duomenų. Tai data validation galite rasti paspaudę datą ir prie Data Tools rasite tokį ženkliuką su Data Validation. Tai pirmiausia turite atsistoti ant tam tikro laukelio, kurį norite aprašyti. Spaudžiate Data Validation, čia turime tokias 3 sritis: Settings, Input Message ir Error Alert. Tai Input Message bus žinutė, kuri bus rodoma vos tik atsistojus ant laukelio. Tai galime įrašyti skaičius ar ne. Prašome įvesti sveikai skaičių. Error alert tai yra tokia kaip klaidos žinutė, klaidos perspėjimo arba tokia informacinė. Na, aš pasirinksiu klaidos, parašykime klaida, neteisingas skaičius ar ne. Na ir grįžtame prie settings, tai yra svarbiausia vieta. Čia jūs galite pasirinkti, ar norite apsirašyti, kad naudotojas galėtų įrašyti tik tai sveikai skaičių su kableliu, kažkokį tai sąrašą, datą, laiką, apsirašyti, kokį galima įrašyti, teksto ilgį. Visą tai aš jau esu padariusi, parodysiu jums su sveiku skaičiu, kaip reikėtų daryti, su visais kitais lygiai tas pats yra. Įskyrus sąrašą paimsime įrašo pabaigoje, parodysiu, kaip su sąrašu reikėtų daryti. Na, paimam sveikai skaičių. Čia jūs galite pasirinkti, ar norite, kad būtų leidžiama įvesti tarp kažkokių skaičių, arba kaip tik, jeigu tarp jūsų nurodyto intervalo neturėtų būti įvedamos skaičius. Galite, kad būtų lygus kažkokiam skaičiui, nelygus kažkokiam skaičiui, didesnis, mažesnis ir taip toliau. Sakykime, aš įsivedu nuo 1 iki 6, ar ne? Turime dar tokią varnelę. Ši varnelė reiškia, kad šiuo atveju ji yra uždėta, tai reiškia, kad aš galiu neįrašyti jokios vertės ir paspaudus Enter man neišmes klaidos. Jeigu ją nuimu, paspaudus Enter turėtų išmesti klaidą, kai nėra įrašoma jokia vertė. Tai galime pabandyti, paspaudžiu OK. Matote iš karto informacinis pranešimas, ką turiu rašyti, jeigu atsistojant kitur, jo nerodo. Na ir aš, sakykime, įsirašau 7. Išmeta klaidą, būtent kaip aš ją apsirašiau. Spaudžiu R3, tarkim, aš nusprendžiau, kad aš nenoriu čia nieko vesti, Enter, vėl išmetė klaidą, kadangi buvau nuėmusi varnelę. R3, galima rašyti kokius 4. Pagaliau tiko. Tai lygiai tas pats yra su skaičiais su kableliu. Šiuo atveju varnelės, kad leistų tuščią vertę, kad leistų nieko neįrašyti, nenuėmiau, tai kaip pavyzdys aktyvinu laukelį, spaudžiu Enter. Tiesa. Ne, šitam kaip tik yra nuimta varnelė. Kitur kažkur turėtų būti nenuimta. Tai čia, tarkim, įrašysiu 2,7, nes matote, intervalas yra toks, išmeta klaidą, įrašius 5, tinka. Data, vėl lygiai taip pat įrašius tam tikrą datą, išmestų klaidą, jeigu jinai neatitinka to intervalo laikas. Na gerai, datą galime pabandyti, tarkime, įrašykime, ar ne, čia kokią 9, meta klaidą, įrašome 10.1, jau leidžia. Laikas vėlgi, duomenys taip pat gali netitikti. Tarkime, prašo jūsų laiko, jūs įvedat, nežinau, žodį labas. Tai, žinoma, išmes klaidą. Bet jeigu įrašysite kokį 18, 39, sekundės nėra būtinas.
Bet aš galiu įrašyti, tarkim, ir priėmė. Teksto ilgis įvedus tiesiog, tarkim, vieną skaičių per mažai simbolių, įveskime 4 tiko. Tai vadinasi, nėra būtina, kad būtų tekstas grinai, gali būti ir skaičius, tiesiog tada jau turi būti skaičius iš 4 kaip minimum simbolių. Na ir priėjome prie sąrašas skilties, tai grįžkime į data validation, čia pasirinkame list ir čia būtent source, jūs galite įrašyti ranka kažkokius tai žodžius, tarkime labas ar ne, atskirti juos kabletoškiu, kaip sekasi, tarkim ar ne, ok, ir matote, turime atskirai, bet taip pat yra pilnai galima pasirinkti iš kažkokio tai jau kažkur kitur nurodyto sąrašo, nu kaip pavyzdys čia turiu, tai tiesiog užžymiu laukelius, spaudžiu ok ir aš galiu rinktis iš jau šių projektų. Tai šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.